Darėm grevelius ir dabar apeinam viską su mastika. Tiek čia iš vidaus ir tada jau klijuosim palangę. Aptepėm mastiką visus kraštus, kur buvo įsikišusios putos, o čia irgi taip pat išsiėmėm grevelius palangiai. Aišku, čia turbūt galima dar kitą variantą daryti, bet aš nenorėjau jau mažinti tarpo, tai galima čia kaip ir nepjauti to tarpelio neskaptuoti, bet galima dar vieną ant viršaus ekstrudinto polistirolo plokštę uždėti, užklijuoti, bet kadangi aš noriu truputį platesnės angos, tai to nedarau ir truputį praskaptavau. Kągi, išpjaustam kraštelius, atsimatuojam palangę, įsidedam, pasižiūrim kaip atrodo, išsiemam ją, nusimastikuojam visas putas aplinkui. Pirmą prasimatuojam šitam langeliui palangę, tada grįšim vieną patalpą kitam langeliui prisimatuosim. Simatavom pjovimo vietas, tai eisim pjauti. O kaip matėt, nupjojom. Einam pažiūrėsim kaip tiks. Irgi turėtų tikti. Čia palenda viskas tvarkoj. Čia palenda irgi viskas tvarkoj. Einam dar vieną palangę atsimatuosim. Tai yra šitam langeliui. Kągi, einam klijuoti langę. Pasiruošiam pistoletą. Pučiam. Tai žodžiu, suklijavom, laukiam kol sustings. Kai sustings, nupjaustysim putas, kurios čia ištryško ir eisim prie tolimesnių angos darbų. Tolimesni darbai bus armavimas. Jau galutinai armuosim, dėsim tinkliukus deformacinius. Čia tikėtina tinkliuko nedėsiu, nes siena nėra lygi, bet deformacinius tikrai susidėsim ir pasidarysim iki šitos vietos, o kai bus siena lygi, tada kažkada ateityje damušim šitos kampus. Žinot, kur suklydau? Ar mato čionais putas ir čia šitą palangę? Tai neuždėjom apsaugos jokios ant palangės, tai lem. Nu nieko, kaip sakant, gyveni ir mokaisi, padarom visi klaidų, tai šito stepso nekartokit, būtinai užsidėkit apsauginę plevelę ant palangės. Tai kitą langą, kai darysim, palangę irgi apsiklijuosim. Kaip ir padarėm, aišku, ant šitos palangės. Ant šitos tai viskas normaliai. Protinga galva buvo užsidėjo, o tenais neprotinga galva ir suklydo. Neuždėjo apsauginės plevelės, ko pasiekoje dabar išsitepėm. Taigi stepsas, kuris mūsų apsaugos nuo pūgų, yra juostas klijavimas. Pradžiai mes įkišam pačią palangę. Tiek, kiek mums reikia. Dabar galima išklijuoti. Tai dabar ką darom? Čia iš kitur atsitraukiam šitą reikalą.
Imam jau paruoštą ir apklijuotą palangę. Dedam gulščiuką ir pasikišam putplasčio tokias kaladėlės. Ir viduriu gerai. Burbuliukas yra beveik per centrą. Čia ties vidurį burbuliukas per centrą. Ne visai ties centru, realiai ties va čia yra žyma tokia, tai ties ta žyma tam, kad čiut nuolydis būtų į tą pusę. Jeigu kas nors galvotų pastatyti kažkokį vazoną, jį laistyti ir kad vanduo nubėgtų nuo palangės, o ne į langą ir ten laikytųsi. Tai tam darom su nuolydžiu šitą reikalą. Ir dabar einam užpūsti, va čionais turim dar tokių tarpelių, tai juos užpučiam makrofleksu ir paliekam sustengti. Nu, baigiam užpūst, laukiam kol sustings. Nusiėmėm nuo rėmo juosteles dažymo ir atsimatavę deformacinius profilius, juos susikarpėm ir užsiklijavom. Tai iš esmės užsiklijavom čia, užsiklijavom čia, užsiklijavom čia ir užsiklijavom taipogi čia. Šitoj pusėje. Sveikučiai, tai sekantis etapas mūsų yra užsidėti čionais dažymo juosteles, kaip matote, kur yra imtos juostos, va šitos va būtent. Tai čia užsidėdam dažymo juosteles, nusigruntuojam ir galim pradėti armuoti. Tai kimbam į darbus. Opa. Galėsim dabar nusiarmuoti. Kolegos, kaip jūs darote šitos kraštelius, kur turime baltą plasmasę? Ar jūs dedate kartu su palangė, ar po visos apdailos klijuojate ant hermetiko? Tai va čia yra jums klausimėlis. Gruntavim, naudojam štai tokį gruntą, briko, jau esam jį ir anksčiau naudoję, tai iš esmės. Traukiam. Kitas langelis, tai kaip pamenat iš ankstesnio video, kad čia mes neturėjome užsidėję jokios plėvelės ir kas atsitiko, kad ištryško mums makrofleksas. Tai dabar ką mes bandom gražiai, turbūt gražiai nepaeis, reikia imti tokį bukesnį galą ir bandyti nusijimti. Dar kažkiek matosi, čia ties kraštais yra papilkavimų, bet turbūt jau nieko kitaip nepadarysim. Tai iš esmės, ką padariau, tai su acetonu truputį, su skudurėliu pavaliau, bet nerekomenduoju visos palangės valyti, todėl kad paviršius acetono truputį pasigadina. Ir ką toliau padarom, nusiemame šitas juostas. Iš esmės, patarimas toks, kuomet mastika tepat čionais kraštuose, tai kai tik tais nutepat, iš karto nuklijuoja tas juostas. Aš padariau klaidą, kad nenuklijavau ir dabar gausis, kad turiu brėžti su peiliuku į rėmą, kas nėra labai gerai, tačiau kito pasirinkimo neturim. Tai mokomės iš klaidų ir šitoje vietoje nuklijuojam juostą tada, kai
nutepam mastiką. Va štai taip. Labai atsargiai, kadangi čia yra tik tais dažymo juostelė, tai tikiuosi, kad čia viskas bus ok. Ir va taip va, viskas. Čia ir va taip va, opa. Na va, nukliavom juostelę aplinkui. Ir šitam langui, šitai angai dabar reikia uždėti deformacinius tinkliukus aplinkui perimetrą. Tukšt. Čia irgi turbūt pradėsim taip padėti deformacinius tinkliukus. Užsidėsim. Eisim į kitą patalpą, irgi užsidėsim deformacinius tinkliukus. Bet kitoj patalpoje, jeigu aš neklystu, kitoj patalpoje man reikia dar irgi putas pasišalinti ir juostelę apsipjaustyti. Bet čia jau paprasčiau, nes čia jau, sakant, buvau gudresnis ir užsidėjau plevelį. Tai iš esmės reikia palangę imti jau su celofanu